Nusipelniusio Lietuvos gydytojo ir nusipelniusio Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojo garbės vardais nuo šiol gali didžiuotis dar kelios dešimtis dirbančiųjų medicinos srityje, kasdien besirūpinančių mūsų visų brangiausių turtų sveikata. Jiems įteikti garbės ženklai, liudijantis pelnytą pripažinimą profesinėje srityje. Tai žmonės, kurie daug metų atidavė save šitai profesijai ir šitai sričiai. Žmonės, kurie pasiekė savo srity neabejotiną pripažinimą tarp kolegų ir draugijų tarpe, ir žmonės, kurie pasiekė pripažinimo ir tarp žmonių, tarp ligonių. Kitaip sakant, tai žmonės, kurie puošia mūsų sveikatos apsaugą ir kurie neša labai didelę vėliavą to pašaukimo paženklinto Hipokrato priesaiką. Balandžio 27-osios medicinos darbuotojų dienos išvakarėse vykusi iškilminga apdovanojimų ceremonija ypatinga ir keliems Panevėžio medikams. Ta mediko diena ir buvo kaip ir nublankusi, net ir mes patys ją nebelabai minėdavom. Išsiskaidė į slaugytojų dieną ir tarsi buvo kaip ir primiršta. Ir dabar jinai tokia kaip ir atgaivinta ir ta pačia proga tas apdovanojimas. Aišku, džiaugiuosi, bet savotiškai ir jaudinuosi. Tas apdovanojimas, aš visą laiką galvoju, tai ne vieno žmogaus. Ne vieno. Tai yra visos ligoninės apdovanojimas, yra visos skyriaus nuopelnas. Aš čia tik tai viena iš tų, kuri, aišku, gaunu tą vardą, bet aš manau, čia ne mano nuopelnas, o visų. Yra malonus, bet šiek tiek prisimenu, kad yra daugiau panašių kolegų, kurie triūsia ir atiduoda jėgas ir sveikatą ir rūpinasi savo pacientais. Ir visi džiaugiasi gerais rezultatais, jei pavyksta, bet būna ir liūdnų akimirkų ir pergyvenimo tuo pačiu. Tai žodžiu, viskas susikaupė, kaip sakyti, tokiom akimirkom visada jos malonės vis tiek grįžti į praeitį, o jos negali atmesti, susijęs su mintim, su prisiminimais. Ir ją reikia gerbti. Nes ten padeda išsaugoti save va tokį, koks esi šiandien. Nusipelniusio gydytojo vardu šiuo metu gali didžiuotis 175 Lietuvos medikai. O beveik per dešimtmetį nuo tada, kai Lietuvoje pradėta minėti medicinos darbuotojų diena, nusipelniusių sveikatos apsaugos darbuotojų garbės vardai suteikti 254 asmenims.